Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi? Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kodėl tinklinio marketingo versle esi tu prieš tave. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba nauja. Norėčiau pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, tu prieš tave. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tinklinio marketingo versle tau nereikia konkuruoti su kitais žmonėmis. Tau nereikia konkuruoti su kitom kompanijom, tau nereikia konkuruoti su kitais lyderiais, tau nereikia konkuruoti su niekuo. Nes visų pirma, visko yra pakankamai visiems. Taip, pasaulyje yra gausa, pasaulyje nėra trūkumo. Taip, nors ir kartais mus bando taip nuteikti ir taip parodyti, kad yra pasaulio trūkumas, iš tikrųjų jokio trūkumo nėra. Iš tikrųjų yra gausa. Visiems pakaks pinigų, visiems pakaks klientų, visiems pakaks komandos narių ir panašiai. Taip, reiškia, trūkumo pasaulyje nėra. Trūkumas vienintelis būna mūsų galvoje. Taip, jeigu mūsų galvoje trūkumas, tada visur aplink mus bus trūkumas. Taip, bet jeigu mūsų galvoje gausa, tada mes visur aplinkui matom tą gausą, kad visko yra pakankamai. Taip, tad reiškia, užteks ir tau klientų, ir kitom visom kompanijom klientų, ir kitiem visiems lyderiam ir panašiai. Tau tikrai su jais nereikia konkuruoti. Taip pat vienas blogiausių dalykų, ką gali daryti, tai lyginti save su kitais. Taip, reiškia, lyginti save su kitais lyderiais savo kompanijoje, lyginti save su kitais lyderiais iš kitų kompanijų ir panašiai. Taip, ir dažnai tai yra negatyvus tas lyginimas, kad va, kodėl aš toksai nevykėlis, o jie tokie geri ir panašiai. Taip, bet vėlgi mes nežinome tų kitų žmonių kelionės, nežinome, ką jiems reikėjo pereiti, nežinome, kiek laiko jie jau tai daro ir panašiai. Ir neretai mes lyginam savo 5 filmo kadrą su tų žmonių 25 filmo kadrą, taip, kas yra paprasčiausiai neteisinga, nesažininga ir taip toliau, taip. Bet su kuo tu turėtum konkuruoti, tai su savo vakarykštė versija. Ar tu šiandien esi geresnė arba geresnis negu buvai vakar? Ar šią savaitę tu esi geresnė savo versija negu buvai praeitą savaitę? Ar šį mėnesį, šiais metais tu esi geresnė savo versija negu buvai pernai ar praeitą mėnesį? Taip? Reiškis, čia esi tu prieš tave. Tai nereiškia, kad tu turi kažkaip savo kenkti ar panašiai, konkuruoti su savimi, taip, bet supranti, ką aš turiu omenyje. Tu turi nuolatos tobulėti. Tu nuolatos turi augti, judėti į priekį. Taip, būtent lyderiai, kurie išlieka sėkmingi daugybę metų tinklinio marketingo versle, jie nuolatos save iš naujo atranda. Jie nuolatos save kuria iš naujo. Taip, jie nuolatos ieško būdų, kaip aš galėčiau patobulėti, kaip aš galėčiau tapti geresnis. O tas žmogus, kuris sako viskas, aš jau viską žinau, aš jau viską pasiekiau, tas žmogus dažnai atsiduria kur? Vadinamoji sėkmės komoj. Taip, reiškia, kur viskas, aš jau esu sėkmingas, aš jau kažką pasiekiau, tai jau man čia daugiau nebereikia stengtis. Taip, tai yra pats blogiausias sprendimas. Taip, nes natūralus, kaip sakant, gyvenimo etapas yra, kad būtų ta erozija, būtų tas sunikimas. Taip, pažiūrėjau, aš dabar esu namuose savo, bet dabar įsivaizduok, jeigu aš išvažiuočiau iš šitų namų ir palikčiau juos kokiam 10-mečiui neprižiūrimus. Kas atsitiktų? Jie pradėtų irti, jie pradėtų griūti, jie pradėtų būtent prarasti tą išvaizdą. Taip, kodėl? Dėl to, kad tai yra natūralus procesas. Viskas yra. Taip, lygiai taip pat ir tavo verslas. Jeigu tu pastatai iki kažkokio lygio ir tu palieki, tu nebesistengi daugiau, tai yra. Jeigu tu kaip žmogus nebetobulėjai, nebeaugi, tada tu važiuoji žemyn. Taip, kai sako, kol tu žalias, tu augi, kai tu prinokęs, tu pūni. Taip, dėl to tu esi šiame versle visą laiką prieš tave. Tau nereikia konkuruoti prieš kitus žmonės, prieš kitas kompanijas ar panašiai. Tau reikia konkuruoti prieš save. Ok, kaip aš galiu šiandien būti dar geresnis negu buvau vakar? Kaip aš galiu šiandien patobulėti daugiau negu vakar? Kaip aš galiu šį mėnesį savo rekordus sumušti? Nesvarbu, ką kiti daro, gal kiti daro 10 kartų daugiau už tave, nesjaudink dėl jų. Tu galvo, kaip aš galėčiau padaryti daugiau, negu aš padariau vakar. Kaip aš galėčiau padaryti daugiau, negu aš padariau praeitą savaitę. Taip? Ir jeigu tu nuolatos būtent konkuruosi su savo sena versija ir vis stengsis tapti geresnė savo versija, vis stengsis padaryti daugiau, padaryti geriau, tapti profesionalesniu, ugdyti save labiau, tapti protingesniu, išmintingesniu ir panašiai, kas atsitiks?
tavo rezultatai visą laiką gerės. Galbūt jie negerės taip greitai, kaip tu nori, galbūt jie nepasikeis taip per sekundę, kaip tu tikiesi, bet jie tikrai augs ir gerės ir ilgainiui tu pasieksi visus savo tikslus. Bet jeigu tu atitrauki savo dėmesį nuo to progreso ir žiūri į kitus, ką jie daro, ir pradedi pavydėti, ir pradedi apkalbėti, ir pradedi nesuprasti, tada tik tai tu savo užkerti kelią į sėkmę. Tai va, toks patarimas šiandien, verta susimastyti. Taip pat, jeigu dar nesi, kviečiu tave į numeris 1 tinklinio marketingo mokymų bendruomenę Lietuvoje, Čempionų lyga, kur rasi prieigą prie virš 1500 pamokėlių, papildomų kursų, idėjų, strategijų ir užduočių ir galėsi net laimėti prizus, būtent būnant šioj bendruomeniai už tai, kad atsiskaitysi už savo padaromus veiksmus. Tiek šiandien, geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau, visa, iki.